Nu, skubame vėžlio tempu. Apatinės kartą susidėjau. Bliomba, kaip ant ribos pasitaiko, tai ir va originalus Velikso reikalas, jį užsidedė ant Velikso. Čia kamps nusikerpa lygiai iki faskės eitų. Ir čia pasižymi iš viršaus, kur ir centriukai. Ir paskui Veliksas ir padaręs labai gudriai va tokią mietkę, kai turi pasižymėjęs kur. Galėtų šiek biškį uždėti. Kai turi pasižymėjęs kur, jį uždėdė va taip štai. Ir viso. Ir išsižymi. O, kaip aš čia turiu tai pasidaręs. O, čiukt išsipjauni. Ir paskiau dengės tas toksai liežuvis. Aš manyčiau labai neblogs dalyks. Apsaugantis toks pereinamas. Nu, tuoj va, montuosim, žiūrėsim, bandysim, gal biškį pafilmuosiu. Nėra labai patogiai, reiktų karkasiuką pasidaryti čia. Bet vis tingim, gal apžaisim kaip nors. Apsižergsim, kaip sakant. Užsideda šitie plasmasiukai. Tada dedas šitas ir tada ant viršaus, va kaip, nu ten matęs jau. Va, užsideda čia tokie juodi ir tada tas ant viršaus ir jau čia nieks vando neįeis, kaip sakant, tikrai protingai sugalvota, gal ne pas gražiausias dalykas, bet labai protingai. Nu, va, čia netgi instrukcija rodo, kaip falsas, matot, jeigu atein prie pat Velikso ir gerai, o jeigu atein grinai čia, kur turi būti tas įlendims ir pas blogiausias dalykas. Man grinai atein prie Velikso kraštą. Nežinau, kiek čia jūs matot. Tai ir labai gera. Čia taip lik atein, žodžiu. Čia turbūt gali dar stogą dangą užsakyti, kokiais norite eit, bet pas blogiausias dalyks, jeigu atein čia ant skadelį, bet man taip neatein. Man 3 cm pasisekė. Nu ir viso, dabar einam šoninės kardus daryti. Viską labai gerai, kad parodo instrukcijas, kaip ką daryti. O dabar, kur sudėjom tuos plasmasiukus, va, čiukt, juos uždedi, tada uždedi tą skardelę patinę. Ir persimoni tada tas dėl apdailos, va, prisisuk iš viršaus. Apdailinis ir užsilenk čia. Bet jis ir universalus padarys, nes ir biškį didesnis, gal būna biškį tokių tų stogo falso dangų, tai universalus padaryts. Va. Nesigėdykit žiūrėti instrukcijų, darykit pagal instrukcijas, vis bus gera. Ja, o antras blynas, mano nuomonė, asmeninė, man dar gražiau gavos. Ir nežinau kodėl. Dėl to, kad biškį netaip darau, kaip Veliksas rekomendavo. Dabar va lygiai pasibaigs Velikso apačio prieš tai, kai Veliksas rodė, kad sukti laikiklius aukščiau 5 mm ir automatiškai šviečia tenai vos. O čia dabar jau gerai, dabar jau toks kaip ir užbaigts atrodo visas. Ir va šitą pusę gražiai priglund, tiesiog ir va taip kaip ir viskas. Ir man tai asmeniškai labai gražiai dabar viskas, kaip aš norėčiau. Čia, kaip aš minėjau, tai matot ir didesnį, dėl to, kad ir turbūt kitokios rūšės falso stogų, dar kvadratiškas. Tai čia tas ir universalus, ir skelukės ir tu niek nepadarys. Va, tik mažą grybelį įsipjoviau, kad nenusikirpau šitos falsikės, va, čia. Bet nieko tokio, aš paimsiu dabar nusikirpsiu. Čia vietoje ją rašo, kad, nu kiek, čia viršūnė tik tai nuimtas, kad ant viršaus kai užsidėt, nes paskui dar trečias užsideda, tai dėl to. Tai čia tai lengviai nukirpsiu, ten gal biškai sunkiau bus, bet niek tokio. Tai jau pasidarysiu, ten biškai gražiai išsimaunu, išsisek, nukirpsiu viskas. Ten labiau reikia, kad jėlį užeitų, ten 5 mm viens ant kitą. O čia tai vis tiek svarbu gali susidurti tas ant stogo, kur ateinu, nes čia vis tiek jau kai kits ein banga visą ištisiau kiaurai pasidaro, va. Tai nu ten biškai pasiknėsiu, kaip sakant, pasižymėsiu, rodo Veliksas 7,5 sukti, 5 mm pasileisiu, tai apie 7 comai čia vietos pasiliek, kaip tenai. Ir manau, dar pasiknysiu valandėlę ir hebrytę, gal šiandien pabaigs visą stogą šitą pusę. Klientas galės džiaugtis, bent jau viena pusė bus padaryta. Gyvatė ne tie Veliksai, tai kitą savaitę būtų ir kits toks padarydų, visas namas būtų pabaigtas. Nu, bet ir kaip ir. Na, 5 vakarą, pabaiginėjom paskutinį lapą, dėt vyrai virš Velikso ir liks 1, 2, 3, 4, 5, 6, apie 8, 9 uždėt stogą, lapus gal laušim dar šiandien stogiuką kažkaip tai jie išeis, jeigu nieks nepakiš lapės napė kojas.
Būtų tai fainiai bent vieną pusę pabaigti. Nu всё. Aš sakau, nu всё. Uždengiam bent pusę, sutema žaltį jau 6:30, penktadienis. Reik liekt numėjai, taip norėjęs ir uždengta vieną pusę, ten su tais feliuksai žaltį. Nu nein paskubėt. Reikia kiekvieną kirpti, reikia kiekvieną dėt daryti ir tokio kaip, nu, visiškai standartinio gaminio nėra. Nieko nepadarysi. Tai labai fainiai visą savaitę prabėga. Būtų buvę dar fainiau, jeigu būtų langai neatvažiavę blogi, bet nu niek nepadarysi ir kaip ir vadinasi, tokia lemtis kažką kitką nuveikti. Nu, mano gerbėmieji, nebepafilmau, vakar išlėkėm naktį. Čia baigta šitą pusę stogo. Padaryta. Eisim dabar uždėsim kraigiuką, kiek galim. Beveik pusę stogą. Šiandien šeštadienis, daug negal dirbti. Ir kaip ir viskas, nežinau. Biški tie veliuksai šitie gražiau apsidirba, nie čiučiu daugiau atvipę. Aš nežinau, kodėl jie taip ir. Liktai viską taip padarėm. Bet, nu ir kaip ir. Man toksai biški, nu, pats stogas labai gražiai, bet veliukso apdaila man asmeniškai, nu, tokia biški, nu, truputį norėtųsi to tokio saldesnio, skanesnio užbaigtumo, gal kitos kardos tvoros jos neprisimuš, nors mes biški paskui, kai viską sumuojam, biški pamušėm, taip, nu, tokia glotnesnė tarpelį pasidarė. Va. Tai liks kitai savaitai laukti medžiagų. Galėsim kitą stogą pradėti. Nusirdysim tą stalažą, čia neprikalinks. Galės šis namuks šviesti jau iš toli atvažiuojančiams. Ir aišku, pas gražiausias variantas, kai veliuksas turbūt ir vidury tarp tų dviejų. Visus kitus galėsim taip pamėginti padaryti, šitie nu neišėję. Nu, užsikabarojom stalažą rūpužę aukštai. Va, jam drono vaizdelis. Tai turim tokių dalykėlių. Čia vadinasi, jeigu išvertus iš danų kalbos, sniegų gaudyklį. Jos ir reikalas toks, kai jinai įeina į vidų sniegą ir kaip turbulencija gauna sukas ratą. Tai va čia dedam. Šiaip nesu matęs, kažkas dėtų kitur, bet va, čia įsideda, nes kiek ganėtinai didelė pūga. Tikrai pripustys, o jisai apvalus yra ir į jį patekęs oras ir sniegas, ta snaigė nekiaurė praeina, ant vidų sukasi kaip turbinoje gaunas. Va, ir šitie profiliukai yra apie 5 milus aukščiau negu šits. Negi atrodo, kad skirtingi blemba. O, kaip įdomiai. Biškai pamušiam, susivienodins. Tobulybės niekur nėra, skiriasi biškai. Va, šitą nulenksim, biškai. Nežinau, ar pavyks, bet kaip nors nulenksim, uždaušim ir prakišiu kraiginį kokius 3-4 mm. Čia visų tarpelis gausis realiai, bet ką, nelankstysi gal. Gal galėčiau įkirpti, čik užlenk biškai, bet man atrodo, nėra taip daroma, nežinau kaip jie daroma iš tikrųjų. Va, kolega daro kopičias antai, tas kopičias mes dėsim į lietvamzdį. Uždėsim vėlokiukus tokius, kad nesubraižęs kardos. Čia taip įdomi, o užsikiša ir viskas. Tai šis realiai ant klipso stovi pirmas lapas. Ir uždėsim biškį kraigiuko šiandien dieną. Na, va kokie. Čia biškį rankiukų vėl man reik. Tokį uždėsim vėlokiuką turim. Čiunk. Ir jisai ant stogo savo bus, nesubraižęs. Pasiguldysim, čia uždėsim, bus super kopėtėlės. Nu va, kokias turėsim prašmatines kopėčias. Apsaugotas. Reiks keravoti, kaip sakant. Dar jeigu kartais klaustų, tai aš taip tiesiog paėmus kersą nukerpu. Tam, kad pradėtų tas čiuošti vidų, kai dėdi. Nes čia pirmą uždėdė ant viršaus. Ant viršaus uždėdėjau. Tada įlenda ta faskutė ir sumausi iki galo ir vse, bus gražiai. Ir kiek girdėjęs, negalim čia sukti varžtą, kad per du persisukti. Reikia sukti varžtą toliau, kad šits prispaustų šitą, bet šits nuo temperatūrų galėtų biški vaikščioti. Bet jeigu mes suksim po vieną varžtą į kiekvieną praliotą,
Nors oficialiam jų puslapiui netgi po 2 varžtus susukta. Ką žinau, gal bandysim po vieną pradžiai. O. Pats susikaliu pats dabar. Jo, pats susikali, pats ištestuosi. O, kokias kapetėlės. Stovi lietvamzdis ir plieninis. Ir drąsiai dabar galės darbuotis, tvarkytis ir Veilokas apsaugo mūsų stogą, kaip sakant, tvarkingai gražia. Na, liko starulis išbandyti kopečias gražias. Kiek svėri? Na, tai ir aš tik pat. Normaliai. No problem. Va, taip ir susisuka, biškį galėtų, tas būt giliau gal, būtų biškį gražiau, bet mums jau neleidžia konstruktyvas. Va. Ir susuksim. Nu va, kiek galėjom kreigiuką užsukom. Dedu arčiau čia, net nežinau ar geriau gal čia, ne čia, bet taip kad nu, simetriškai panašiai, nors galėtų po 2 varžtus dėti, bet gal per daug tų spogų paskiau būtent stovi. Kelam kopečią žemyn, ardam stalažus, čia niek nebreiks. Kaip gražesnink, tokias didelės snaigės, žalti nesimato jum. Mes susirenkam kitą stalažą, ruošimės kitai savaitę, eisim šitą lygint stogą, nors da medžiagų neturim, bet bent jau pasiruošiau. Turim pavyzdžių, kaip sakant, turim skarduos, turim visokių dalykų, tai galim bus lietvamzdžius daryti, ruošti, čia galus prisipjaut, stogą susimarkiruoti, žodžiu, viską pasiruošti. Nu ką gražiai užėjęs sniegutis. Reikia objekto pridavimą daryti visą laiką, kai sninga, tada nesimato brokai, ne? O, kaip gražiai stogėlis. Hihihi. Fantastika. Važiuojam numiai. Biškį palisėsim, kiek galim, kaip arklių čia šią savaitę, tai padirbom, tai žiaurai. Eina sal, kaip fainiai. Pasidžiaug paskutinių sniegų musek. Balta, balta, kur dairaisi. Все, jaunimas. Tam kartui tiek. Ir lauksim naujų medžiagų, naujų darbų. Gal, kai jau sudėsim 10 veliuksų, paliksim profesionalai. Nors aš ir pažiūriu, kurie žmonės dirb tą darbą kiekvieną mielą dieną, tai jau ten rankelės pas juos atmuštos stipriai. Aš savaitę su tom žirkliam padirbau, tai vakarais aš negaliu rankos sulenkt, tiek skaud. Tai vat paskui, dabar netgi kumsti negaliu skaud sulenkt. Tai nieka. Priprasiu. Все. Važiaunam nume. Nuostabi dienelė. Šalta, -10. Nu dabar jau nebėra, gal saulė išlindo. Ryte ten -12, vos mersiuką užkūriau. O, žalti prišalo saliarką. Nu, niek tokia. Tai važiuoju šiandien po susitikimus. Reikia įsiaiškinti dėl tų veliuksų. Klaidą įsivėlė, bet lyg tai vadybininkas tik rytoj bus. Pamėginsiu pakalbėti su kitu vadybininku, kokio gal perims keisą, kaip saka, ne keisą, o tą visą dalyką, tai pasivažinėsiu, palaužysiu žmonikės mašiną. Na, pasivažinėjimai. Biškį užsikrovėm, užtek šiandien dieną. Gal dar jeigu rasiu laiko, nuvažiuosiu į tą vasarnamį tolimą, kur vyrukai 2 dienas vis savaitgalį čia griovė. Šiandien jau 3 dieną griovė vasarnamį, kur naują statysim. Va, tai važiuojam iš pasivažinėti. Ryte vaikus vežiau, tai buvo -9. O vakar jau dar prieš naktį užvesti biškį mašiną, pabirbinti mersiuką, tai normaliai čia paspaudė. -19, vos mersas užsivedė. Reik biškį pasišildyt, kad paskiau nebūt kapiec rytoj. Dangus skaidrus, o ta nagla Tesla ant elektros šildos, ana, jokių problemų ne. -11, man atrodo, buvo, žiauriai, net vaikštai per sniegą, toksai šalt. Gerai, pas klientą yra benzo kolonėlė.
Pasikrovimo objektą galim važiuoti numiai. Rūpužė, koks šaltas šaltis. Pažiūrėkit kokią tvorą. Visą šerkšnų apėjus. Tokiais pukeliais. O lempa kokia eina savo. Toks žiaurų šaltis, nors -6, buvo naktį apie -10. Eina naktį tokia drėgmė, netgi sunkės į kūną. Tai važiuojam prie stogo, pažiūrėsim, ar galim šiandien ką nors daryti ar ne. Jeigu ne, tai tik tai vėliuksus nuvešim, priduosim ir viskas ir imsim dar vieną dieną išeiginę. Reik, nes yra blogumas tas, kas dieną pliusas, o naktį minusas ir sniegas patirpęs ant luotų, ledas pasidaręs ir gaišt laiką, daužyti, nedarbas. Geriau pakentėti, padirbsim, kaip sakant, kai leis dirbti. O paskui jau prasideda, ypač kai su klientu dirbi už valandas, tada toks gaunas iš šono, kaip laiko stumims ir, zyst pradeda, tai geriau tada išlaukti. Atvežėm vėliuksus priduot atgal, supakavom rūpužę kaip saldainius ir lauksim kitų. Išlinda biški saulelė, nutirpo pagaliai, tai galvoju biški tokią pradžią padarysiu šiandien vyrukam, nes iš ryto nusprendėm, kad nedirbsim, buvo visos lotos šlapios, dabar dar ledas yra. Bet aš noriu kampą pasigauti 90 laipsnių ir išsimatuoti, važiuosiu gal dar šiandien rytoj, ar šiandien greičiausiai lietumžius nusipirkti, kad galėtų vyrukai markiruotis, kai susimarkiruosim stogą, tada užsidėsim lietvamzdį, galėsim pasidaryti, čia prisisukt pagalius, čia prisisukt, plėvę užbaigti. Čia viens iš žiūrovų man turbūt rašė prieš kelias dienas, klausė, sako, turi problemą, įpučia į namą oras. Nežinau, taip iki gal nepasakė, ar ten gal jiem drėksta, ar kondensuoja. Tai yra toks dalykas, kaip kai reikia ir kai nereikia tarp vatos ventiliacijos. Čia mums nereikia, tai mes va čia va taip paimsim. Mums nereikia, kad įpūstų į vatą. Tai mes tą plėvelę šiaip reikėtų kišti po fasadą, bet mes niekaip nepakišim dabar. Tai čia aišku fasadinės dalis, tos varžtus reiks išsukti, panaikinti viršutinius. Šitą plėvelę priklijuosim ir nupjausim palei fasadą. Aišku, kažkiek oro įeis biški už fasadą, nes dabar fasado viso mes negriausim, bet bent jau didžioji dalis. Čia ir paskui užsuksim pagalį ir užspausim čia viską, kad minimaliai arba iš vis neįeitų oras. Klijuoti neklijuosim jokio gal hermetiko, nes ateityje, jeigu fasadą ardytų, problemų turėtų išplėšti labai. O čia nupjausim viską 2 cm nuo šitų lentelių, tam, kad kuo daugiau oro, kuo daugiau ventiliacijos, ypatingai skardiniam stogam, kai va tokie orai kondensuojas labai stipriai, tai kad pūstų, eitų, vaikščiotų oras, kad nebūtų jokių kondensacinių lašiukų. Yra specialios skardos kitos, kur toksai yra pasiūtas, papačia ant jų priklijuotas antikondensacinis kažkoks tai medžiaga, ar kaip jin vadinas. Va, tai žodžiu, atsimatau dabar 30 cm pastogę, panašiai kaip tenai, 3-5 gali būti, dabar 30, kol kas atsimatavau, paskui dabar imsim kampą, tai žinot kaip reikia imti, man atrodo, eina, jeigu taip paprastai į viršų. Šiaip aš matuoju 80, 60 ir metras būna. O dar man atrodo, jeigu gerai atsimenu, 4, 3 ir 5 liktai Pitagoras. Kažkas tokio, neatsimenu. Va. Tai išsimatuosim, pažiūrėsim ar atitink, nes šita lota ir viršutinė lota yra jos lygiai padarytos. Tai gali būti, kad gal čiūčiut reiks patempti į apačią, kad būtų vienodas atstumas, dar nežinau. Reikia išspjaustyti lauk plėves ir matuotis, kaip sakant. O stogas mūsų turi, jau gerai atsimenu, tas galas ir anas galas apie 7 cm nukrenta visas pastatas. Tai mes kelt, lyginti nieko negalim. Tiesiog plokštuma mūsų bus, tai jisai bus realiai biški kreivas. Nes jeigu pradėtum dabar įsivaizduokit ten 6 cm pakelt tam gale, tam, kad mums suvienodint, biški čia kosmosas. Va, daržinė,
ne nams kažkoks, nu kaip nams, bet nemanau teisinga, reikia, kad ne būtų lygiai, bet atrodytų lygiai tiesios linijos, tada nieks nematys gyvenime to, kad čia per tokį atstumą, kiek čia yra, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 15, jo 16 metrų atstums, tai per 16 metrų 6 cm, kas gaunas, 0,8 mm per metrą, nemanau, kad čia matysit. Tai va, nu va, išsimatau atstumus. Tai išsimatavau žingsnį jau pačioj. Reikėjo po 2,5 cm atitraukti, tada gavosi pakalimas 27,5. 2 comus atitraukiau, nes kitai būtų reikėtų dar pridėti po pusę lapo, po 22. O mes jau net neturim tiek vietos. Tai. O jeigu pridėtum čia tos maksimaliai 5 ar kiek centimetrų, tai paskui gautųsi toksai gabaliukas. Nesąmoningas, o mes kaip darom, kad cielų pradėti praktiškai ir cielų pabaigti, ten gali būti biški mažesnis. Tai strižainės idealios gavosi, šitas pastatas kaip ir naujausias iš visų šitų pastatų, tai matosi iš karto, kai jis yra biški labiau pagaudytas. Ten skiriasi 1 centimetras, man atrodo, pakalimo pačio, o ne, nu jo, gavosi ten, kaip pamatau, už pradžių 30, o viršų buvo 31. Tai ganėtinai viskas gerai. Nu va, tada aš pasimatavau pirmas skardos, kad kantą 50, kai užsideda, nes šiaip reikia numės 4,5, kad falsiukas, kur baigtųsi cielą. Ir viskas, jungiam tą kalkuliatorių, kadangi mano skardos dengiamoji dalis yra 47,5, pridedu. Dabar reikia pasižymėti, aišku, čia va pirmą. Kur čia bus 7,5. Čia va, čiukt. Tada pridedu vėl 7,5 lygų 9,5. Jau sekantis bus lygiai. Va, 9,5. Ir visą stogą taip einu, ir dabar, kadangi jau yra šitas pirmas ir antras skaičius sudėtas, pavyzdžiui, vėl lygų, tada man jau kitą matmenį meda 1,4,5 ir su viena roletė matuoju. Niekad nematuoju ir niekam nepatariu. Kiekvieną žingsnį matuoti, tarkim, va šitaip, kem 7,5, tada vėl nuo šito, tada vėl nuo šito, nes tada jūs pabėgsit. Neįmanoma būti 100% tiksliu, nes tu biški ant brūkšnio, prieš brūkšnį, ant brūkšnio, prieš brūkšnį padėsi. O jeigu su metru, tu visą laiką, kad ir pabėgsi, tarkim, šitą pažymėsi, tarkim, ne 9,5, o kokius 94,8, bet to sekants matmuo, va, 1,42 jau bus nuo nulinio taško atžymėta. Ir tu, nu vis tiek, jeigu 1-2 linijas pakrypsi, bet trečioji bus tau ideali, kaip atskaitos taškas nuo šito. Visiems rekomenduoju, aišku, tik tai ruletė, gal reikėtų ir metalinį, šitą vos turi tokį, bet aš jos per jėgą nepertempiu, laikau įtemptą, bet per jėgą nepertempiu, tai viskas gerai. Tai va, tai hebrytė sumatuosiu, nes rytoj rytą jie atvažiuos 3, kai jie galės iškart jaustytis, darys, kai nereikėtų dar strižainių gaudyti, laiką gaišti. Nes tas pirmas etapas, kai daug žmonių atvažiuoja į objektą ir, tarkim, jeigu yra vienas tik meistras ir 2 pagalbiniai, tai automatiškai ta pusantro pagalbinio laukia, nes vienas meistras turi matuotis, ten tik tai gal paduot, palaikyti. Tai tiesiog va, užbėti įvykiams už akių. Paskui nebūtų, nes kai yra valandinis mokamas, tai ir kitas iki klientas nesupranta, kad tokius pasiruošimus reikia daryti. Jeigu vien stovi, žiūri, automatiškai žinot kaip ir. Nors aš aišku esu pasakęs, hebrai, nestovėkit, nežiūrėkit. Eikit, šiukšlės rinkit, dar kažką tvarkykit, nu, išnaudot kiekvieną sekundę, jau parūkyt, pavaikščiot galime ir su pagaliu rangus ir šiukšlius berenkant. Va. Visio. Einu matuoju. Ir automatiškai mes, kadangi aš susimatuoju, paskui hebra susišaudys, aš matysiu kur bus, nes man turėtų būti vienas veliuksas čia, o kitas ten. Ir kad nebūtų, kad veliuksų vėl ateina kreivai tos faskės, tai galės tiksliai mums pasimatuoti. Čia reikės rytoj, jeigu mes susibraižom viską, susidėliojam, pasidarom galus, lietvamsdį, galim tos 2 langus įsidėti, dar turim sveikus. Ir visą šitą pusę pasiruoš, kol atvažiuos skarda. Čia porą dienų turim darbo, tada kitą dieną šitą ruošimės. Paskui čia bus vienas veliuksas
Ir ant stogo bus per vidurį kažkur. Ar anoje pusėje vėlius, dabar neatsimenu. Nu, žodžiu. Nu, va, taip netikėtai pavyko visą apačią susitvarkyti. Čia įskarda, čia rytoj suksim laikiklius. Tai bus man viskas paruošta. Čia pačioj kol kas net nežinom iš vis ar suksim kažką tai. Bet va yra čia apie 3 cm žemiau. Tai galės storą, ploną dėti vėjelintę. Čia prieš tai buvo atvira, tai gal paliks atvirą, nežinau. Oras įeis. Per visur švilps, pūs. Ir viso. Tam pripjaunu galus. Taip netikėtai čia pavyko pasidarbuoti. Planavau tik tai pamatuoti. Bet man nupjausiu čia galus dabar. Bet vyrukai galėtų rytoj čia atsipjauti. Karkasą. Ir viskas nuostabiai paruošta.